41 pamoka – asmeniniai, savybiniai, sangrąžiniai įvardžiai. Visi įvardžiai yra skirstomi į 9 skyrius, tačiau visų skyrių mums mokytis nereikia. Mes šįmet mokysimės tik 3 skyrius, tai asmeninius, savybinius ir sangrąžiniai įvardžius. Tačiau paminėsiu, kad dar yra ir kitokių rūšių įvardžių, pavyzdžiui, parodomieji, nežymimieji, santykiniai klausiamieji. Na, nenorėdami apsunkinti moksleivių programų, tiesiog vadovėlio autoriai apsiriboja tik tai 3 šiomis skyriais. Na ir pradėsime nuo asmeninių. Juos paprastai jau žinote iš pradinių klasių, nes asmenuodami kaip tik ir vartojame pirmas asmuo aš, antras tu, trečias jis, ji, daugiskaitos pirmas mes, jūs, jie, jos. Na, dar atskirai išskyriau įvardį tamsta, kuris vis rečiau mumyse yra vartojamas, tačiau nuo senų laikų reiškia pagarbų kreipimąsi į ką nors. Noriu pasakyti, kad asmeniniai įvardžiai reiškia asmenį arba daiktą ir linksniuojami, žinoma, kaip ir visi linksniuojamieji žodžiai. Skiriasi linksniavime tik tai vienas dalykas, tai kilmininko linksnis. Pavyzdžiui, aš, ko nėra, manęs arba mano gali būti. Tai pavyzdžiui, daiktas mano ar ne. Daugiau kam, man, mane, manimi ir taip toliau. Lygiai taip pat elgiasi ir tu, ko nėra tavęs, bet gali būti daiktas tavo, taip? Ir toliau tau, tave ir taip toliau. Savybiniai įvardžiai, turbūt jau iš pavadinimo, aišku, kad rodo daiktų arba asmenų priklausimą kam nors, tai priklausimo tos santykius. Ir pavyzdžiui, mes sakom, manas vaikas arba maniškis vaikas, maniškė, saviškis, saviškė, taviškis, taviškė, jūsiškiai, mūsiškiai dar yra, galbūt ne visus aš čia užrašiau. Vėl linksniuojam labai paprastai, maniškis, maniškio, maniškiui ir taip toliau. Sangrąžinis yra tik vienas savęs ir jau akcentavau, kad nėra vardininko linksnio. Jis neturi vardininko linksnio, o savęs jau yra kilmininkas. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad kilmininke yra vartojamos 2 formos ir savęs ir savo. Pavyzdžiui, savo daikto nerandu, ar ne, sakome kilmininke. Na ir paskui savo, save, savimi, savyje. Taigi, iš gausybės įvardžių skyrių mes turime įsidėmėti tik tai 3, tai asmeninius, savybinius ir sangrąžinį įvardį savęs. Pamoka baigta.